Sveiki, brangus klausytojai. Negalvojau taip greitai ką nors įkelti, apie kažką pasidalinti, bet tikrai pajaučiau paraginimą. Tai noriu pasidalinti, kaip tradicijos ir visokie kitokie išmislai varo mus iš proto ir mūsų vaikus tiesiog veda. Dabar neprisimenu, bet žinau tikrai, kad už kelių dienų mes nors ir mokome savo vaikus mokyklose visur, kad negalima tyčiotis, negalima įžeidinėti kitų ir taip toliau. Mes mokome, kaip reikia gyventi dorai, nereikia veidmainiauti. Prie parduotuvių, kai mes matome elgetaujančius žmonės, prašančius pinigų, mes vis tiek dažniausiai sakome, kad jeigu žmogus sveikas, reikia eiti užsidirbti, nereikia prašinėti. Bet kas tuoj bus? Už kelių dienų apsirengs žydų aprangomis, čigonų ir švęs šventę. O ta šventė tai, argi nepasityčiojimas iš kitos tautybės žmonių, iš tų pačių žydų tautybės žmonių, iš čigonų ir visokiais velniais apsirengti, kaukės visokius. Tai iš tikrųjų, koks pavyzdys vaikams. Čia mano toks pamastymas tik tai ir pasidalinimas. Šventę švęsti, aš nemanau, kad yra blogai šventės, bet kaip to šventės švenčiamas ir su kokiu tikslu. Ir man tai iš tikrųjų, kelia tokį, kada aš pats vaikas būdamas eidavau nuo durų prie durų, prašydamas pinigų, užsidėjęs kaukę, sakydamas kažkokį keistą eilėraštį. Aš žydukas iš Maskvos, noriu blynų ir kavos, jeigu blynai nemaišyti, prašom pinigus skaityti. Žinote, paskui aš tai perduodu savo vaikams, o po to, kaip minėjau, sakau, kad nereikia tyčiotis ir nereikia prašinėti pinigų, reikia eiti ir užsidirbti. Nežinau, kaip brangieji jums, nieko nenoriu įžeisti ar kažką kito, neturiu jokių blogų ketinimų, tik tai taip susimastymui. Ir galbūt jūs turite vaikų ir gal mano pasidalinimas paragins jūs, kad neleisite savo vaikui, paaiškinsite, kodėl tai iš tikrųjų negražu, kad nereikia tyčiotis iš kitų tautybių ar iš kito žmogaus. Tai iki pasimatymo, brangieji. Tik taip trumpai, pamastymui.